Buitinės chemijos gamintojai nutyli, kiek teršalų patenka į gamtą, norint pagaminti vieną stebuklingo valiklio buteliuką. Tačiau mūsų reportažo herojai tikri. Švariai namuose palaikyti pakanka vieno to paties seno mūsų močiučių naudoto muilo. Apie aplinką tausojančias švaros priemonės pasakoja Rūta Stalionytė. Valikliai, šveitikliai, plovikliai, milteliai, visokių spalvų granulės, kas suskaičiuos, kiek jūsų namų spintelėse yra įvairiausios buitinės chemijos. Nors jų paskirtis palaikyti švarą mūsų aplinkoje, bet tyrimai rodo, kad oras mūsų būstuose 4 kart blogesnis nei lauke, o po švarinimuose darbų su įprastomis cheminėmis priemonėmis tarša padidėja iki 7 kartų. O ir buitinės chemijos priemonių etiketės pilnos įspėjimų nekvėpuoti, naudoti pirštinės, saugoti vaikus, juk pagrindiniai sintetinių švaros priemonių komponentai biologiškai agresyvūs. Jų smulkios nematomos dalelės per odą, akis, nosį patenka į mūsų organizmą, su nuotekomis į aplinką. Net trečdalis Baltijos jūros teršalų buitiniai valikliai ir skalbikliai. Išeitis aplinkai draugiškos iš natūralių medžiagų gaminamos ekologiškos švaros priemonės, tik kaip teisingai išsirinkti. Mūsų rinkoje yra nepaprasta gausybė pusiau ekologiškų produktų atsiradę. Tai yra kaip ir geresni produktai negu tie vadinami pilnai sintetiniai, bet juose naudojami įvairūs sintetiniai priedai, tarkim konservantai, kas yra gerokai pigiau gaminti. Ir kadangi tas standartas nėra reguliuojamas valstybiškai, išskyrus keletą šalių, tai tu gali žaisti su tuo kiekiu sintetinių medžiagų nedideliu ir sakyti, kad tavo produktas yra ekologiškas, bio, organik ir panašiai. Ir taip žaidžiama su labai daugybė žmonių ir daugybė įmonių tai daro. Jie neturi ženklų, bet jie turi kažkokius tai sertifikatus, kažkoks tai institutas jiems darė, kažkokia tai įstaiga, kažkoks tai universitetas, jiems ten jie padarė kažkokį tai tyrimėlį, jiems jie parodo ir kaip jau užtenka. Reiktų žiūrėti į sertifikuotojus, nes tai yra dabar, galima sakyti, vienintelis toksai saugiklis, vienas iš tokių aiškiausių, jeigu taip jau sakyti, pagal kurį galima orientuotis renkantis prekę. Dabar Europai, galima sakyti, yra tokie keletas stiprių, dominuojančių ženklų, kurių principai yra, kad būtų priemonės gaminamos iš organinių medžiagų, suyrančių, nenaudojama jokių sintetinių medžiagų. Tai čia yra esmė ir sintetiniai procesai yra neleidžiami. Dar priemonės pažymėtos angelo gulbės ženklais, visą tai tikrai ekologiški švaros pagalbininkai tausojantis aplinką. Iš ko jie gaminami ir kas pavojingiausia įprastų cheminių valiklių buteliukuose, apie tai kiek vėliau. Švaresnė visomis prasmėmis Skirmanto ir Jolantos pasirinkto gyvenimo filosofiją geriau pažinsime jų namuose. Beveik prieš 3 metus jie su Jolantos dukra iš didmiesčio atsikraustė į Lazdijų rajoną. Į Ročkius, kur būrėsi bendruomenė žmonių, norinčių tausoti žemę, gyventi darnoje su gamta, jausti visus natūralius jos pokyčius ir nedeklaruoja, o stengiasi gyventi taip, kad visa jų aplinka būtų švaresnė. Skirtumas jaučiasi tuo, kad išvažiuoji į miestą, grįžti čia ir tas miesto sunkis dar kaip šleifas velkasi pusdienį kokį gerą, bet čia tarsi atsigauni, visos jėgos atsiranda. Niekada čia nepavargsti, nors dirbi nuo ryto iki vakaro fizinį darbą, kažką tai judi, bet tai tave kažkaip tai užkrauna. Tai yra švarus oras, švarus vanduo, švarus maistas ir aplinka tokia, kokios nori. Tai tokie labai paprasti dalykai. Būtų keista gal truputį supriešinta kaimą versus miestas. Čia bėga iš miesto, mes niekur nebėgom. Ir mieste yra nuostabių dalykų ir nuostabių užsiėmimų. Bet tiesiog norisi gyventi tokioje aplinkoje, kuri tiesiog erdvės daugiau, žalesnės aplinkos norisi. Buvę miestiečiai, meno istorikas ir socialinė darbuotoja, abu sako, nei dienos nedirbo pagal specialybę.
nes sunku dirbti nemėgstamą darbą kažkieno iš šalies nustatytų grafikų. Užtat dabar net kasdienė buitis jiems maloni, nors darbų apstu, juk reikia visą naują gyvenimą susikurti. Savo rankomis tvarko seną trobą, mokosi gamtinės žemę tausojančios žemdirbystės. Beje, čia augs tik sodai ir daržai, gyvulių nebus. Šeima stengiasi valgyti tik augalinį maistą, kuriam gauti sunaudojama kuo mažiau klimato kaitą skatinančios energijos. Vizija tai yra tokia. Gausūs sodai, didžiuliai, aišku, kažkoks tai malūnėlis arba saulės baterija arba gal dar kažkokia technologija atsiras greitų metu. Didelis būrys bendraminčių aplinkui, kurie daro kitus dar dalykus. Tarkim, irgi mes domimės ne vien alternatyvę žemdirbystę, bet taip pat alternatyvę edukaciją. Tokio gyvenimo būdo sukūrimas trunka keletą dešimtmečių, o ne kelis metus, kaip kai kurie žmonės galvoja, kad išvažiuos ir jie taps save apsirūpinantis, nepriklausomi, ne visai taip. Palikti miestą buvo lengva, sunkiau sugalvoti, kokį pradėti tikrai sąžiningą verslą. Natūralių augalinių maisto pagardų gamyba ir ekologinių švaros priemonių platinimas internetu, susijęs su šeimos gyvenimo filosofija. Patys norėjom švariai skalbtis. Švariai tai reiškia ne kad švariai skalbtų kažkas, bet kad tu įsiprausęs žinotum, kad tu, galima sakyti, neapsinuodijai. Toks gal per stiprus žodis, bet jisai turi pagrindo, nes bet kokia medžiaga, kurią mes liečiame, ypatingai drabužiai, patalynė, jinai skverbiasi per žmogaus odą. Įprastų skalbimo miltelių ar kriauklės valiklio sudėtyje yra chloro junginių, karbonatų, peroksidų, dažų, šarmų, yra dioksinų, 300 kartų už žinomą uždraustą chemikalą DDT stipresnių kancerogenų. Jie skatina išsigimimus, naikina imunitetą. Daugelyje valiklių kaip konservantas naudojamas formaldehidas. Iš naftos atliekų pagamintos paviršiaus aktyvios medžiagos, kurios ilgai nesuyra ir yra itin pavojingos. Kaip ir fosfatai teršiantys upes ir jūras, chloro junginiai iš aplinkos besikaupiantys gyvulių organizmuose. Venkite formaldehidų, parabenų, putojimo sukeliančių sulfatų. Jie lieka ant mūsų odos ir gali stabdyti vaikų normalią raidą. Žodžiu, saugodami savį ir aplinką nuo nuodų, genetiškai modifikuotų medžiagų, rinkite sertifikuotas ekologiškas patikimų gamintojų švaros prekes. Informacijos apie jas pilnas internetas ir skaitykite etiketes. Pirkite tik tuos produktus, kur suprantate, kas parašyta. Ja, tiesiog daro irgi iš citrusų žievelių, tiesiog citrinos rūgštį vadinamą. Ją galima chemiškai daryti, galima iš natūralių produktų. Chemiškai daug pigiau. Atvaro kalną kažkokio sintetinio reagento, jie atitinkamai paveikia ir gaunam citrinos rūgštį ir gaunasi kokį 10-20 kartų pigiau. Aišku, čia jau mašinai tas pats, aišku, poveikis, nesakau, kad ekologinis produktas tai nereiškia, kad jisai mašinai bus ekologiškas, bet tarkim vandenų pasauliui, gamtai, tai jau bus ženklus skirtumas. Jau su sintetiniu produktu, aišku, jūs teršit gerokai smarkiau vandenį, nes reikia pamiršti, kad ne vien save saugot, bet dar ir aplinką, gamtą. Turi būti priemonės gaminamos iš organinės kilmės produktų. Kaip pavyzdys gali būti ten kokie cukriniai runkeliai, bulvės ar burokai, ar apelsinai, ten, žodžiu, daržovių, vaisių atliekos, tokie dalykai. Plius, aišku, kažkokie tai silikatai dar eina, iškastiniai yra maišoma su tuo. Ir kad nebūtų, taipogi naudojami sintetiniai procesai, sintetinimo. Tarkim, dauguma valiklių, galima sakyti visi, yra iš naftos padaryti, tie vadinami konvenciniai, įprastiniai. Pati nafta nieko blogo neturi savyje, viskas gerai su ta nafta ir medicinoje naudoja žalią naftą. Bet kai ją pradeda sintetinti, kažkodėl tai gaunasi labai toksiški junginiai. Ekologiškų švaros priemonių yra įvairiausių, tenkinančių visus šiuolaikinio vartotojo ir protingos buitinės technikos, kuriai kažkodėl netinka natūralus muilas įgeidžius. Natūralios priemonės niekad neišbalins taip audinio kaip chloras. Bet išskalbt gali lygiai taip pat puikiai kaip ir sintetinė priemonė. Tai
va tokie dalykai, bet jeigu jūs aukojat ten baltą tą audinio vaizdą, mainot į teršimą vandens ir gamtos, nu tada toks pasirinkimas. Kiekvienas mes darom tam tikrus pasirinkimus ir su tam tikra kaina. Ir turim ją žinoti. Aišku, jos kažkiek yra brangiau, bet ne kartais, o keliais ten, nu, tarkim, 5, 10, 15%, priklausomai nuo produkto. Gali būti 20%, bet tai sudaro, tai tarkim, jeigu kažkas kainuotų 10 litų, tai jūs mokat už savo sveikatą ir švarą 12. Vis dėlto šiuose namuose pirmenybė teikiama natūralioms priemonėms, kurias kaip patikimas švarintojas naudojo dar mūsų močiutės. Tai paprasčiausia soda, citrinos rūgštis, natūralus actas. Jolanta verda naminį muilą, o skalbia riešutais. Tai yra augalėlis, jame būna viduje riešutėlis. Iš tiesų, Indijoje auga ant medžio. Jį skalbimui reikėtų sutraiškyti, susmulkinti kuo smulkiau, įdėti į maišelį specialiai skirtą ir mesti į skalbimo mašiną. Ir pabaigai mus kviečia aplinką tausojančių Jolantos ir Letos paruoštų pietų. Dažniau valgantis nevirtą, nekeptą maistą, šeima šiandien mus pavaišins ypatingų, energijos teikiančių gėrimų iš kieme augančių lietuviškų žolynų. Šiandienos kokteilis bus dilgėlės, garšvos su trupučiu mėtos. Juodųjų serbentų šaldytų įdėsim dėl rūgštelės. Va, prašom, aš net nežinau jos skonį. Nu, va. O tai taip čia kažkoks ypatingas receptas? Nu, visi ypatingi pas mus receptai. Skanu. Skanu. Nes jaučiasi serbentos, o kaip būtų serbentos? Būtų tokia žolelės skonės. Čia specialiai pagardino. Bet tikrai labai skanu. Nori pagauti? Klimato kaitą galime mažinti ir mes. Net ir mažas mūsų elgesio pasikeitimas gali būti labai svarbus. Jei nežinote, nuo ko pradėti, jums trumpas filmukas. Doma smo zamenjali vse žarnice z varčnimi. Tako porabimo veliko manj energije. Pa ti, tudi tvoj dom je lahko okolju prijazen. Tiek norėjome jums papasakoti šiandien, mes lauksime jūsų dėmesio lygiai po savaitės, tuo pat metu. Iki. Jeigu dėl mano nuodėmių kenties kažkas kitas, tai tegul ar tada nenori. Tai jeigu tu žinai, kad pavogsi ką nors ten daiktą kokį nors, ir net tu kentiesi, o žmogus, kurį tu myli, pavyzdžiui, kur nors, tu ten kur nors Užpečkių kaime pavagiai vištą, o tavo ten teta ar dėdė Londone, kur gyvena, ar ten pusbrolis ar pusėse, ten jiems ten pervažiuos mašina koja. Jeigu tu tiksliai žinotum, tai ar tu vogtum tą vištą.